100% žmonių, kai pirmą kartą ragavo alkoholį, šlykštėjosi jo skoniu. 99 procentai žmonių, kurie ragavo alkoholio, yra bent kartą nuo jo vėmę. 99 procentai asmenų apsvaigę nuo alkoholio yra prisišnekėję dalykų, dėl kurių vėliau buvo gėda. 99 procentai protaujančių būtybių, būdami neblaivūs, yra patyrę atsitiktinių traumų. 99 procentai žmonijos intoksikavę save alkoholiu yra pametę kokių nors daiktų. 99 procentai sielas turinčių žinduolių apsvaigę nuo alkoholio yra bent kartą praradę atmintį. 99 procentai žmonių dėl alkoholio padarinių yra bent kartą pakeitę savo iš anksto suplanuotus planus. 99 procentai homo sapiens bent kartą po išgertuvių yra ryte nubudę su rūbais. 99 procentai asmenų, kurie yra vartoję alkoholį, bent kartą išgyveno tragiškas pagirias. Kai kurie iš jų kvietė savo greitąją pagalbą. 99 procentai žmonių vartojančių alkoholį bent kartą gyvenime yra pagalvoję, kad reiktų nustoti tai daryti. Ir tik 1 procentas žmonijos imasi veiksmų, kad nustoti jame žlugdyti savo gyvenimus. Net ir patyrę visus šios neigiamus padarinius, mes ir toliau sutinkame už juos mokėti pinigus, vis randame pasiteisinimų, kodėl alkoholis to vertas. Vartoti alkoholį – tai gyventi matricoje. Tik kitaip nei filme, išsivadavus iš jos, laukia 100 kartų geresnis gyvenimas nei tas, kurį gyvenome iki šiol. Pažiūrėkime seminarą Hipnozė nuo alkoholio ir pamirškime jo keliamas problemas. Patirkime tikrą 100 kartų geresnį gyvenimą. Greitai, saugiai ir lengvai, nekeliant kojos iš namų. Švenčių proga, kiekvienam prieinamos sąlygos, sukontaktuokite ir gaukite iš koto verčiantį pasiūlymą laisvei ir ramybei.